Ar Dievas man tik kažkur toli, ar jau prie pat durų? Kai meldžiamės Tėvynė tavo karalystė žodžius Tėve mūsų maldoje, ką tai iš tikrųjų reiškia? Ką reiškia Tėvynė tavo karalystė? Jėzus sako, Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Tai ne kažkur danguje ar toli ateityje, nematomai tikroviai, nematomai erdvėjai, ne ant debesėlio kažkur. Tai ten, kur Dievas valdo, ten, kur jam leidžiu valdyti pavyzdžiui savo gyvenimą. Mūsų karalystė dažnai būna apipinta savanaudiškais troškimais. Kokiais? Patogumu, garbės ieškojimu, pinigais, abejingumu. Bet Dievo karalystė yra visiškai kitokia. Tai karalystė meilės, gailestingumo, tiesos, kartais net nepatogi ir reikalaujanti. Kai aš pats noriu būti savo gyvenimo karalius, dažnai bijau. Bijau prarasti kontrolę, statusą, saugumą, taip tariamą, laisvę ir visavaldiškumą. Bet kai Dievas yra mano karalius, tada nebelieka ko bijoti. Tada iš tiesų tampu laisvas. Laisvas mylėti. Tad kai sakome žodžius, Tėvynė tavo karalystė, atsiminkime, kad tai nėra tik tais prašymas, kad Dievas kažką padarytų tavo gyvenime ar kito žmogaus gyvenime. Tai yra kvietimas. Kvietimas man ir tau, broli ir sesė. Kvietimas keistis. Leisti Dievui kurti karalystę tavo gyvenime. Ne kažkada, bet jau šiandien. Jau dabar. Geros jums dienos.